Šiandien mūsų redakcijoje svečiuojasi Europos parlamento narė, nepriklausomybės akto signatarė Laima Liucija Andrikienė. Labą dieną. Labą dieną. Pone Andrikienė, skaičiuojame paskutinį pusmetį likusį iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje. Kaip manote, ar jau esame pasirengę? Ar esame pasirengę pirmininkauti Europos Sąjungai? Manau, kad darbų dar yra nemažai, kuriuos reikia padaryti. Ir žinoma, man tenka bendrauti su užsienio reikalų ministerijos žmonėmis. Tai ten žinojimo apie Europos Sąjungą yra iš tikrųjų daug. Ir tenka sutikti žmonių, kurie yra fantastiški savo srities ekspertai. Ir tikrai nepasimes Briuselio koridoriuose. Ir žinos, ką daryti su kai kurių kitų ministerijų atstovais, kur aš tikrai galėčiau tik pasididžiuoti ir pasigėrėti, kaip gerai yra žmonės pasirengę. Tačiau yra ministerijų, kurios atrodo silpniau, bet jeigu mane šiandien norėsite paklausti, kurios tai ministerijos, aš nepasakysiu, todėl kad pasikeitė vadovybė. Ir reikia laiko ir pagaliau dar turime pusmetį iki pirmininkavimo, nors jau pavyzdžiui Airijoje, kaip žinote, Airija dabar pirmininkauja Europos Sąjungai, tai mūsų ambasada, mūsų ambasadorius Airijoje vadovauja Europos Sąjungos ambasadorių susitikimams. Jau tai irgi yra ir įpareigojimas, ir jau labai konkretus darbas rengiantis pirmininkavimą. Sakėt, neminėsit konkrečių ministerijų, tada aš kitaip paklausiu. Aš galiu pasakyti tas, kurios man atrodo labai gerai pasirengę. Ir tai būtų finansų ministerija. Tai, kaip jau minėjau, užsienio reikalų ministerija ir ypatingai tos sritys, kuriuose aš dirbu Europos parlamente, tai yra Tarptautinės prekybos komitetas ir atitinkamas departamentas užsienio reikalų ministerijoje yra puikūs žmonės, tikrai, ir garantuoju nepadarys Lietuvai gėdos. Ūkio ministerija turi labai gerai pasirengusių, patyrusių specialistų ir turėtų būti stiprus pirmininkavimas tose srityse. O kuriuose srityse mums labiausiai trūksta? Na, aš kaip sakiau, aš nenorėčiau vertinti, norėčiau leisti dar nekritikuoti, tiesiog duoti šiek tiek daugiau laiko. Bet tuos, kur mano manimu yra geri pavyzdžiai, aš juos paminėjau. Supratau. O kokios naudos galima tikėtis iš pirmininkavimo? Tokios gal kiekvienam žmogui apčiuopiamos naudos? Na, Lietuva jau nustatė ir paskelbė savo prioritetus. Ir tie prioritetai yra energetinis saugumas, yra finansinis stabilumas ir yra partnerystės, saugumo užtikrinimas, įskaitant ir mūsų ES santykius su rytų partnerystės šalimis. Tai tokios šalis kaip Armėnija, Azerbaidžanas, Ukraina, Moldova, Gruzija ir pagaliau Baltarusija. Tai jeigu kalbėtume tiesiog kokią naudą tai galėtų atnešti Lietuvos pirmininkavimas ES kiekvienam Lietuvos piliečiui, būtų puiku, jeigu Lietuvai pavyktų pasiekti tų tikslų, kuriuos ji savo yra iškėlusi. Tai nereikštų, kad kiekvieno kišenėje padaugės pinigų. Bet energetinio saugumo dalykai yra nepaprastai svarbus ir gera kaiminystė su rytų partneriais yra labai svarbi ir finansinis stabilumas yra ypatingai svarbus ir tai nėra tik eurozonos reikalai, mes visi esame tos pačios bendrosios rinkos dalis ir pagaliau su pinigų sąjunga Europos Sąjungos esame susiję tampriai, betarpiškai. O šiaip, jeigu paklaustume žmogaus gatvėje, kas šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai, tai tikriausiai labai retas atsakytų. Galbūt atsakytų studentai, besimokantis jaunimas, gal žmonės, kurie yra valstybės tarnautojai, bet šiaip jie žmonės mažai žino ir tikriausiai tai yra natūralu. Ir tai būtų ne tik Lietuvoje, bet kurioje pasaulio šalyje. Yra tekęs truputėlį pastarosiom dienom skaityti Airijos spaudos, tai iš jos apskritai sunku nustatyti, kad Airija šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai. Gal toks požiūris ir yra tinkamiausias, toks ramus, užtikrintas, kaip jūs manote? Bepiga Airijai. Airija pirmininkauja Europos Sąjungai ne pirmą kartą.
Ir jiems tai yra vienas iš pirmininkavimų, o mums yra pirmas mūsų istorijoje pirmininkavimas 27, jau tada tikriausiai bus 28 valstybių sąjungai. Tai žinoma ir atsakomybė, kaip ją supranta kiekvienas, kuriam teks dalyvauti tame darbe, yra kitokia. Ir pagaliau, na kągi, tie 6 mėnesiai pirmininkavimo jie netruks praeiti. Bet labai norėtųsi pabaigoje ir pasididžiuoti, ir pasidžiaugti tuo, ką Lietuvai pavyks pasiekti. O jeigu nepavyks pasiekti tam užsibrėžtų tikslų, tai vėlgi pirmininkavimą vertinsime ne tik mes patys kritiškai, bet vertins mūsų pirmininkavimą ir kiti. Ir aš labai gerai atsimenu, sakykime, Europos parlamente, kaip skirtingai atrodo šalis. Sakykime, Lenkija, kuri jau pirmininkavo Europos Sąjungoje, aš jos pirmininkavimą pavadinčiau puošniu. Tai buvo daug pinigų tam skirta, daugybė renginių, tokių demonstracinių, tokių šventinių, su fanfarom ir su visko vyko per tą pusmetį Lenkijoje. Ir buvo Danijos pirmininkavimas, kuris praėjo visiškai ramiai, jis buvo pilkas, nematomas ir jeigu ne Danijos premjerė, graži ponia, su Louis Vuittono rankinėm, ką visada pastebėdavo spauda, kuri suteikė tai šaliai tokio, sakyčiau, modernumo, tokio dinamiškumo įspūdį, tai iš viso būtų toks nepastebėtas pirmininkavimas ir be didelių rezultatų, be didelių ambicijų ir be didelių rezultatų. Ar Lietuva turi tokių asmenybių, kurios galėtų tapti pagrindinėmis, kaip ir kelrodėmis pirmininkavimo, kurias visi matytų? Aš manau, mūsų prezidentė yra labai matoma, jinai buvusi Europos komisarė ir jau prezidentavimo ši kadencija jau eina į pabaigą. 2014 metais prezidento rinkimai yra žinoma, matoma Europoje ir ES ir manau, kad ji bus Lietuvos pirmininkavimo veidas. Bet man, kaip Europos parlamento nariai, labai svarbu, kas bus tas žmogus, kuris sėdės plenariniuose posėdžiuose. Nes man teko matyti visokių vaizdų. Man teko matyti, kai neturi atsakymų į klausimus pirmininkaujančio šalies atstovas ir tada parlamentas tampa negailestingas. Ir žmogaus neniekina, bet pirštu parodo, kad tu neišmanai tų dalykų, jūs nesat pasiruošę arba jūs apskritai nedalyvaujate, mes svarstome tokį svarbų klausimą. Tikriausiai irgi teko būti liudininku ir matyti mūsų sesijų transliacijas, kai taip vyksta. O teko matyti labai gerai pasirengusių žmonių. Ir kai kurios šalys renkasi karjeros diplomatą, patyrusi diplomatą, kuris randa išeiti bet kokioje sudėtingoje situacijoje. Ir tai yra to šalies veidas parlamente. Kai kurios šalys renkasi užsienio reikalų viceministrą. Kai kurie renkasi specialiai paskirtą žmogų pirmininkavimui, kuris gali būti vyriausybės kanceliarijos darbuotojas, aukštas pareigūnas. Taip kad, o ką pasirinks Lietuva, aš nežinau. Mes dar nežinom to vardo ir to veido. Ir aš labai laukiu, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius jau dirba. Ir tikriausiai artimiausiu metu mes turėtume visi sužinoti, kas bus tas žmogus, kuris atvažiuos, kuris dalyvaus posėdžiuose, kuris pirmininkaus jiems, nes šiaip Europos parlamente mes juk sulaukėme visų ministrų, jie ateina į konkrečius komitetus ir jie pristato pirmininkaujančio šalies prioritetus ir atsako į klausimus, taip kad finansų ministras būtinai turės atsirasti biudžeto ir finansų komitete, o ten kiti ministrai atitinkamai komitetuose. Darbuotojai ateina į dėrybas. Ir sakykime, šiuo metu atstovauju Europos parlamentą dėrybose dėl tokio finansinio instrumento, taip vadinamo partnerystės instrumento, tai pastarąjį pusmetį man teko bendrauti su 2 kipriečiais. Ir jie pačioje pradžioje savo pirmininkavimo atėjo pas mane į kabinetą ir paklausė, man tai buvo nuostabu, kad jie matė reikalą tai daryti. Jie pasisakė, kad jie dirbs su mumis, jie už šitą klausimą yra atsakingi, kokios čia nuotaikos parlamente, ko mes norėtumėm parlamentas pasiekti šitoje srityje. Ir iki pat galo baigiam, turbūt paskutinis dėrybų raundas buvo gal kokia gruodžio 15, kai mes su jais atsisveikinom.
Man iš tiesų vienas labiausiai įsiminusių pirmininkavimų buvo Vengrijos. Nepaslaptis, būtent Europos parlamente tuo metu būdavo tokios gana audringos diskusijos. Visų pirma, dėl Vengrijoje vidaus reformų tam tikrų vykdomų. Kaip manote, ar realus pavojus, kad Lietuva, tarkim, gali patekti į tarptautinę žiniasklaidos akiratį kilus tam tikrai vidiniai kriziai? Jeigu pirmininkaujančioje šalyje įvyksta kas tokio ekstraordinaraus, tai nebejotinai, nes vis tiek yra šalis labiau matoma, bet Europos parlamente mes pajusdavom, tai girdėdavom tik tai tada, kad važiuodavo Vengrijos premjeras, arba kai buvo pareikalauta, arba pareikštas noras, kad premjeras atvažiuotų ir pats asmeniškai paaiškintų įstatymus tam tikrus priimtus, jų suderinamumą su šalies konstitucija ir taip toliau. O Vengrijos veidas Europos parlamente buvo mano buvusi kolegė. Ji buvo parlamentarė ir mano frakcijos narė, kuri prieš Vengrijos pirmininkavimą, belikus iki pirmininkavimo pradžios, gal, nežinau, 4 ar 5 mėnesiam, ji išėjo iš parlamento ir jau paskui pas mus atvažiuodavo kaip Vengrijos atstovė, dalyvaudavo plenariniuose posėdžiuose. Tai ta ponia, ji žinojo iš tikrųjų visą Europos parlamento virtuvę, ji pažinojo daugelį visų frakcijų lyderių. Ir pabaigoje, nors aš girdėjau vertinimų Lietuvoje, kad Vengrijos pirmininkavimas buvo nesėkmingas, nepatiko. Sakė, toks kažkoks sujauktas jisai buvo. Gal iš išorės žiūrint, bet parlamente jinai buvo dalykiška ir iš tikrųjų, kai baigė vengrai pirmininkauti, tai jiems buvo dėkojama, todėl kad aš dabar konkrečiai neatsimenu tų subtilių dalykų, dėl kurių reikėjo pasiekti susitarimus jų pirmininkavimo metu, bet jis buvo įvertintas kaip labai neblogas. Yra tekę girdėti, taip pat ir iš Lietuvos pareigūnų, jog Europos parlamento pirmininkas Martinas Šulcas nusiteikė stabdyti kai kurių teisės aktų priėmimą, tarsi tokiu būdu siekiant pademonstruoti savo institucijos svarbą, Europos parlamento svarbą. Ar praktikoje tai sukeltų nepatogumą, o gal tokios kalbos iš viso yra nepagrįstos? O kokios čia kalbos, kokių konkrečiai tai aktų? Iš esmės yra mintis tokia, kad tais atvejais, kada parlamentas turi galimybę pasirodyti geriau žiniasklaidos akiratyje, jisai bandys stabdyti tą priėmimą. Bandys inicijuoti konfliktus, tarkim, su ministrų taryba. Kad parodyti parlamento galią? Taip. Esmė tokia. Konkretus dažniausiai neminimi yra konkrečios rytis. Aš neprognozuosiu, prognozėm neužsiimsiu, tačiau klausydama jūsų pagalvojau, pavyzdys toks buvo praėjusių metų pabaigoje, kai mes turėjome susitarti ES dėl 13 metų ES biudžeto. Ir iki pat pabaigos, iki turbūt gruodžio vidurio, Europos parlamento delegacija, kuri dalyvaudavo dėrybose su taryba ir su komisija dėl biudžeto, ji neturėjo mandato nusileisti. Iškia, mažinti biudžetą, nors valstybės narės kai kurios to labai norėjo ir komisija jų klausydama buvo kaip ir nusiteikusi, turėjo pasiduoti šiek tiek arba ieškoti kompromiso. Tai parlamentas elgėsi taip, kad jis tiesiog išeidavo. Ir paskutinėje plenarinėje sesijoje prieš Kalėdas iš tikrųjų buvo padarytas šou. Aš tai taip mačiau ir taip priėmiau, kai parlamento pirmininkas ponas Šulcas pasakė, kad aš gavau iš jų pažadą, įsipareigojimą, kad sąskaitos, kurios nebuvo apmokėtos, nebus apmokėtos šiais metais, 12 metų sąskaitos bus apmokėtos kitų metų pradžioje ir tik tai gavę štai dabar jum visiems girdint jų dar kartą patikinimus, aš dabar leisiu savo jūsų visų vardų pasirašyti biudžetą. Ir tada įvyko biudžeto pasirašymo ceremonija Europos parlamente. Anksčiau jos irgi būdavo, bet be tokių pareiškimų, kad dabar, kai gavau, čia jų patikinimus ir visa kita. Tai to buvo. Apskritai, ponas Šulcas pirmininkauja šiek tiek kitaip negu ponas Pioteringas arba ponas Borelis. Ir visada, kai dabartinis Europos parlamento pirmininkas dalyvauja vadovų taryboje,
Tai tą patį vakarą jis tik pasako kalbą ir mes visi gauname elektroniniu paštu jo kalbą. Kaip ką aš pasakiau mūsų visų vardu. Euroskeptikams tai sukelia kai kuriems tiesiog įniršį, kad mes visi skaitom jų atsakymus, žinutės, kad aš jūsų neįpareigojau tai sakyti ar kalbėti mano vardu. Bet ponas Šulcas yra senas politikos vilkas, gerąja prasme. Labai patyręs politikas ir jisai gali suteikti Europos parlamentui daugiau matomumo. O gal ir išnaudoti tas galias, kurias suteikia parlamentui Lisabonos sutartis. Išnaudoti jas tiesiog gyvenime de facto. O koks bus Lietuvos pirmininkavimo laikotarpyje būtent Lietuvoje rinktų Europos parlamento narių vaidmuo? Na, žinot, mes kaip dirbome Europos parlamente, taip ir dirbsim, bet kai pirmininkauja tavo šalis, tai vis tiek tai mobilizuoja parlamentarus. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip vengrai, nesvarbu, kas kokiai frakcijai priklauso, kai atvažiuoja jų premjeras, jie nors ir kritiški, jie labai kritikuoja savo premjerą, oponuojančių frakcijų žmonės namuose, bet parlamente jie visi tampa kaip vienas kumštis ir jis gal neišeis ir negins atvirai, neatsistos ir negins premjero, bet ir nekritikuos. Tai, žinot, mūsų yra tik 12. Mūsų gerokai mažiau negu daugelio kitų šalių atstovų. Ir žinoma, mes irgi ir remsime, ir komitetuose, kai ateis ministrai, ir plenarinėme posėdėje. Ir aišku, mes eisime, stosime ir kalbėsime. Ir tegu tai bus vis kitais žodžiais pasakoma mintis, bet tai bus kažkas paremti Lietuvai, sustiprinti, paryškinti dar mūsų prioritetų svarbą. Ir darome ir daugybę renginių. Mes visi esame suplanavę daug įvairiausių renginių ir tai derinam ir su Užsienio reikalų ministerija, kad tie renginiai nepersidengtų. Žodžiu, prisidedam, kuo tik tai galime. Vienas svarbiausių darbų, kuris gali atitekti Lietuvos pareigūnams, tai yra užbaigti dėrybas dėl daugiamečio 14-20 metų ES biudžeto. Ar parlamente apie tai kalbama, ar kalbama apie galimybę, jog Airija, tarkim, nesugebės laiku užbaigti šių dėrybų kartu, aišku, su visom šalim? Pastaruoju metu, ką man teko girdėti plenarinėse sesijose, kai mano kolegos vieni po kitų stojo ir svarstant, berods tai buvo apie su Ukraina susiję dalykai. Ir su Gruzija vienas po kito stojo ir sakė, šitos klausimus mes pabaigsime spręsti Vilniuje, kur Lietuvos pirmininkavimo metu vyks rytų partnerystės valstybių ir ES vadovų taryba. Tai su tuo renginiu Lietuvoje mūsų pirmininkavimo metu yra siejama ir tam tikrų susitarimų, dėrybų dėl tam tikrų susitarimų su Gruzija, su Armėnija, užbaigimas ir pasirašymas Vilniuje. Čia užsienio politikos sritis biudžetas. Na, optimizmo praėjusių metų pabaigoje, kad pavyks pasiekti kokį nors tegu ir tarpinį susitarimą dėl daugiamečio biudžeto 14-20 metų, jau lapkričio mėnesį, to optimizmo buvo, bet jo nebeliko. Ir prezidentai, premjerai ES valstybių išsiskirstė į namus prieš Kalėdas, nepasiekę susitarimo ir kadangi galioja taisyklė, kol nesusitarta dėl visko, nesusitarta dėl nieko, tai pavyzdžiui, kur ir pavyko kaip ir suderinti pozicijas dėl tiesioginių išmokų ūkininkams, kur mums Prancūzijos prezidento François Hollando pozicija buvo labai naudinga, jo nėra. Reikia viską pradėti iš naujo. Buvo vilčių, kad vasario mėnesį vadovai susirinkę pasieks susitarimą. Dabar aš girdžiu ir mūsų prezidentė tą sako, šį pavasarį, tai to vasarį jau tikriausiai nesitikima. Pavasarį, kada tas pavasaris, nuo Liepos 1 prasideda Lietuvos pirmininkavimas. Jeigu taip nutiktų, kad nepavyktų susitarti, tai tada taip tas klausimas atitektų mums ir tai yra labai sudėtingas dalykas. Bet iki mūsų pirmininkavimo galo reikėtų dėl jo susitarti. Jeigu nepavyks susitarti dėl viso daugiamečio biudžeto, tada liks susitarti tik tai dėl 14 metų biudžeto, dėl 1 metų biudžeto. Tai va, bet tai pareikalautų milžiniškų pastangų iš mūsų.
Europos komisija iki šiol nerodė didelio noro skirti finansavimo, didinti tiksliau finansavimo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo projektui. Kaip manote, ar Lietuva iš savo pusės padarė viską, kad nusipelnytų Briuselio pasitikėjimą? Na, aš turėčiau pasakyti, Lietuva padarė viską, arba daug, kad prarastų pasitikėjimą Briuselio, kurį turėjo, kurį buvo išsikovojusi prieš tai. Žinau, kad mano kritika gali kai kam nepatikti šie žodžiai, bet tai yra tiesa. O toji tiesa yra tokia, kad tada, kai buvo daromas projektas 14-20 metų biudžeto, kai su tuo projektu kai jis dar buvo komisijoje, tai Lietuva atleido iš pareigų savo vyriausio derybininką arba atstovą, poną Čiukšį. Ir tai buvo padaryta apkaltinus, neatsimenu, kokios pinigų sumos išvaistymu arba dingimu nežinia kur, nes aš žinau, kad ponas Kirkilas, tuometinis premjeras, turėjo pasikviesti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vadovus arba vieną iš vadovų į Lietuvą, kad tas patvirtintų, kad pinigai tikrai nėra dingę. Bet darbas buvo padarytas, atstovo nebeliko. Niekas iš Lietuvos neatvažiuoja į Europos komisiją diskutuoti ir dėrėtis dėl to, kokia suma turi būti numatyta Ignalinos uždarimui. Juk, jeigu prisimenate, buvo prieita iki to, kad ponas Baroso rašė laišką Lietuvos premjerui, sakydamas, atsiųskite ką nors, nes mes neturim su kuo kalbėti. Ir kai galiausiai buvo paskirtas laikinas žmogus, paskui jis jau tapo ir nuolatiniu, jau pirmasis projektas buvo paleistas apyvarton. Ir tada mes pamatėme, kad vietoje mums reikalingų 800, berods tada 60 milijonų 7 metų laikotarpiui, mums skiriama 210. O toji 860 milijonų suma 7 metams, tai nėra kažkas tokio, ėmė kažkas ir sugalvojo tokį skaičių. Gal čia kažkas, žinot, oras, čia kažkas, bet iš tikrųjų tą skaičių juk taip pat reikėjo pagrysti ir jisai buvo pagrystas. Paskui mes sumažinome tą reikalingų lėšų sumą iki 760 milijonų, bet vis tiek atotrūkis milžiniškas. Ir kita vertus yra pavojus, kad po 20 metų Europos Sąjunga pagal dabartinį nusistatymą jie neketina kofinansuoti, prisidėti prie Ignalinos visiško uždarimo, finansavimo dalinio iki visiško uždarimo, tai yra iki 2030 metų. Tai va, tai Lietuva tada, kada reikėjo padaryti darbą, Lietuvos nebuvo. Bet pastaruoju metu? Pastaruoju metu yra labai, aš sakyčiau, yra aktyviai veikiama, yra ir raštai rašomi, ir susitikimai vyksta, ir komitete biudžeto ir biudžeto kontrolės apie tai kalbama, bet tas juodas darbas, suprantat, jis yra padarytas, tas blogas darbas. Su korupcijos šešėliu, su neteisingų lėšų naudojimo, plus dar prisideda Nukiamo kaltinimai Lietuvai, kad su jais yra neatsiskaitoma už darbą, nors jie patys nepadaro visko pagal reikalavimus ir standartus, kaip derėtų. Tai va toks kamuolys, tai Ignalinos uždarimo, reiškia, visos tos problemos, kur yra vienas iš mūsų 3 prioritetų. Juk mes puikiai žinom, Ignalinos atominės uždarimas, tiesioginės išmokos ūkininkams ir struktūriniai fondai. Sanglauda. Didieji infrastruktūros projektai, kurie turi būti finansuojami iš struktūrinių fondų. Tai yra mūsų 3 prioritetai daugiamečiam biudžetui 14-20 metams. Vienas iš ryškiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių, apie kurį jūs jau šiek tiek užsiminėte, bus Rytų partnerystės viršūnių susitikimas Vilniuje šių metų rudenį. Nepaslaptis, kad ši ES programa pastaruoju metu kelia vis daugiau, tarkim, abejonių. Kai kurios regiono valstybės, ES partnerės tarsi ir bando gręžtis nuo Europos, o didžiosios ES valstybės labiau domisi to, kas vyksta Šiaurės Afrikoje ar artimuosiuose rytuose. Taigi mano klausimas būtų, ar pavyks Lietuvai atgaivinti rytų partnerystę, jūsų nuomonė? Visko yra su tai rytų partnerystė ir jūs labai teisus, taip sakydamas. Rytų partnerystės šalių tarpe yra Ukraina, kurios reikšmės niekas nuneigti negali. Ir strateginės vietos, ir apskritai tos valstybės svorio. Bet
Ukrainoje įvyko rinkimai, pasikeitė dauguma ir žinoma, kai žiūri iš Europos parlamento ar bet kurios kitos ES institucijos arba ES sostinės, bet kurios, ir matai Ukrainos parlamentarus besimušančius, kai nėra kitų argumentų, tik tai kumštis arba apsistumdymas, tai be abejo tas kaip balų, teigiam gerų balų Ukrainai neduoda. Reiškia, trūksta politinės kultūros, trūksta gebėjimo susitarti, gal ir politinės valios nėra susitarti, nu, va toks chaosas, taip kaip atrodo. Kita vertus, Vokietija yra užėmusi labai aiškią poziciją, akcentuodama Julijos Tymošenko bylos svarbą. Ir Julija Tymošenko yra mano politinės šeimos centro dešinės narė. Ji yra Europos liaudės partijos, jos vadovaujama partija yra narė tos mūsų centro dešiniųjų sąjungos. Su visa simpatija, jai ir su užuojauta, jai ir jo šeimai dėl to, kas juos ištiko, bet aš turiu pasakyti ir kitą, kad vieno žmogaus likimas negali būti svarbesnis negu visos ES politika visos Ukrainos atžvilgiu. O dabar yra pakeista. Julija Tymošenko yra klausimas numeris 1, Ukrainos europinė integracija, asociacija su ES yra numeris 2 arba numeris 3. Ir prieš Kalėdas į Briuselį buvo atvykęs buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka ir mes apie tai labai daug kalbėjome. Ir kaip suprantu, jis dabar važiuoja per ES sostinės, susitinka su lyderiais ir bando tai paaiškinti. Nepalikit mūsų. Nepalikite, todėl kad yra rusiška meška, kuri vis arčiau spaudžia mus prie savęs ir kad tik tai nebūtų per vėlu. Yra Armėnija ir Azerbaidžanas, dvi šalys, kuriuose praeitais metais aš lankiausi, ir Kalnų Karabacho konfliktas, įšaldytas konfliktas. Ir vėlgi, bet yra Armėnija, kuri labai aiškius žingsnius daro ES linkui. Yra pagaliau Moldova, yra Gruzija. Nemanau, kad ES nusisuktų, bet tokio atsargaus žiūrėjimo į juos ir kartais tokio pastumimo atgal, tai jo yra. Jo yra. Ir aš dažnai galvoju, kodėl vokiečiai taip elgiasi. Iš kur tai? Iš kur to šaknis? Ir aš galvoju, kad tikriausiai, ir ne aš viena taip galvoju, tai yra Vokietijos ir Rusijos santykiai, jų tarpusavio santykiai ir Ukraina, kurie atsiduria tada, tame tarpe ant lieptelio ir manau, kad mūsų darbas, kurie suprantam situaciją, galbūt jie matom šiek tiek kitaip, mums reikėtų išnaudoti ir savo pirmininkavimą ir kitus svertus, kuriuos mes turime priglausti Ukrainą prie ES kaip galima arčiau, per mūsų pirmininkavimą taip pat. Nutylėjote Baltarusijos problemą? Baltarusija, jinai išlieka problema ir kokiu nors pasikeitimų ryškių, kurie įgalintų mus kalbėti apie kurso pasikeitimą, apie kokį nors atšilimą santykių, kol kas nėra. Aš šiandien ir į jūsų laidą važiuodama gavau naują informaciją iš Baltarusijos apie tai, kaip Lukašenka apdovanojimais ketina pažymėti artimiausių metų Karitą Baltarusijoje veikiantį, dar kai kurias organizacijas. Tai yra tokie, šou elementai, man atrodo, iš tikrųjų vyksta konkretus darbas su Rusija ir, nesinorėtų prarasti ir turėti mūsų kaiminystėje šalį, kuri būtų valdoma iš Kremliaus arba raktelis, nuo kurios būtų ten. Papildomas įtampos kelia ir bevizio režimo klausimas. Ar įmanoma, kad rytų partnerystėje nedalyvaujanti Rusija bevizį režimą gautų anksčiau negu rytų partnerystės šalis? Gal tai būtų naudinga Lietuvai? Mes visi matome jau kuris laikas, praėjusiais metais ypatingai. Pagrindinis Rusijos prioritetas yra bevizis režimas su ES. Iki šioliai ES sugebėdavo pasakyti pakankamai aiškiai ir artikuliuotai, kad bevizis režimas įmanomas tik su šalimi, kurioje yra įstatymo viršenybė ir kur yra teisinė valstybė. Tada taip.
Kol Rusija namų darbų arba šitų reikalavimų netitinka ir namų darbų nepadaro, tol apie bevizį režimą kalbėti nereikėtų. Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, paskutinėme susitikime su ES lyderiais Briuselyje prieš pat Kalėdas, jisai taip ir pasakė, aš jums kalbu apie bevizį režimą, jūs man rodote į duris. Taip? Ir jis buvo taip nepatenkintas Europos komisijos prezidento pono Baroso pozicija ir dėl energetikos paketo, dėl to, kokią politiką energetikos srityje ES vykdys artimiausius kelis metus, ir nepatenkintas dėl bevizio režimo, kad, kaip žinot, pasibaigus spaudos konferencijai, jisai pakėlė ranką, pasakė minutėlę ir dar užsipuolė poną Baroso, kad jis labai daug kalbas, nes suprantas, kaip klysta. Tai aš manau, atsakant į jūsų klausimą tiesiai, manau, kad bevizis režimas pirmiausiai turėtų būti su rytų partnerystės šalimis, tomis, kurios yra pareiškę apie savo europinės aspiracijas, išreiškę jas, deklaravę, kurios daro konkrečius darbus. Ne taip greitai, ne taip sparčiai viskas vyksta, kaip mums norėtųsi, bet joms turėtų būti pirmenybė. O paskui Rusija, kai jie atitiks reikalavimus, greičiausiai tokia diena išauš, bet aš nei prognozuoti norėčiau, nei galėčiau pasakyti, kad aš tos dienos labai laukiu. Dėkui Jums už pokalbį, buvo malonu. Ačiū.